Penktadienio kovo 29 dienos laidoje. Artėjančių šventų Velykų proga Kėdainiečius sveikina Kauno arkivyskupas ir Kėdainių dekanas. Uždaroji akcinė bendrovė Daumantai LT šeimininkėms siūlo išskirtinio skonio padažų. Bendruomenės socialinio centro lankytojai savo kūrybą eksponavo tradicinėje Velykų parodoje. Aušros sveikatinimo ir sporto mokykloje šiemet visuotinės estafečių varžybos Velykinis šėlsmas. Šį sekmadienį minėsime šventas Velykas, vieną svarbiausių krikščionių šventę, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo Sūnaus pergalės prieš mirtį. Kiekvieno iš mūsų dvasinio atgimimo ir gražių švenčių Kėdainiečiams šią progą linkėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir dar vienai kadencijai Kėdainių dekanato dekanu išrinktas kunigas Gintaras Pūras. Pirmiausia, tikrai norėčiau turbūt visiems palinkėti, kad greičiau ateitų pavasaris į mūsų žemę, į mūsų kraštą, nes vis dėlto norisi, kad Velykos būtų šviesios, gražios, jaukios bei šiltos. O palinkėti tai tikrai norėčiau Viešpaties prisikėlimo šventėje, šiais tikėjimo metais, išpažindami mūsų Viešpaties Jėzų Kristų. Patvirtinkime kiekvienas jo prisikėlimą savo kasdieniu gyvenimu, savo kasdieniais darbais. Ir Velykų šventėje nuskaidrinkime žvilgsnį į realybę. Ir kaip popiežius Pranciškus mini į šalia esantį pirmiausia žmogų. Tikrai gražių, linksmų švenčių visiems. Nuoširdžiausiai sveikinu Kėdainių krašto žmonės su šventomis Velykomis. Velykos yra Kristaus prisikėlimo šventė, bet kartu Velykos yra mūsų pakvietimas, kad būtumėm prisikėlimo vaikai. Reiškia gyvi savo dvasia, o mes būnam gyvi savo dvasia, kai būnam atviri gėriui, tiesai, meiliai. Todėl Velykų proga ir linkiu, kad iš mūsų tarpo trauktus visokie nesutarimai, pykčiai ir kad būtų daugiau gerumo, meilės, pagarbos vieni kitiems. Na, šitos Velykos mums yra kaip ir dvigubai tokios mielos, kadangi prieš Velykas buvo išrinktas bažnyčios popiežius Galva, kuris pasiryžęs tikrai eiti evangeliniu keliu ir mus visus kreipti tuo keliu. O tas kelias ir evangelinis kelias ir veda į prisikėlimą, į Velykas. Tai sveikindamas su Velykom linkiu visiems popiežiaus Pranciškaus pavyzdžiu panašiai Kristaus pėdom. O popiežius Pranciškus Kristaus pėdom eina labai radikaliai, pasirinkęs nuo jaunystės paprastumo, gerumo, neturto kelią. Šiandieniai visuomeniai, tokiai sumaterialėjusiai, tokiai, kai tik šitas kelias labai labai reikalingas. Uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT pagardų receptūrų kūrėjas Algis Kairys minėjo, kad nuo senų laikų prie svarbiausių šventų Velykų patiekalų, kiaušinių, močiutės jau mokėjo pasigaminti majonezą primenantį naminį užtepą. Tačiau šiuo metu plakti kiaušinių ar tarkuoti krienų ir taip gamintis patiems padažų nebereikia, nes Daumantų pagardai patenkina pačios reikliausios šeimininkės užgaidas ir patį išrankiausią svečių skonį. Kiaušiniams ir ne tik tinka riebūs majonezai alyvuogė arba karališkas, kurie yra pagaminti iš pačios aukščiausios kokybės žaliavų. Salotas ir mišraines gardžiai sumaišysite su neriebiu ar pusriebiu Daumantų majonezu. O keptos ir virtos mėsos skoniui pagardinti rinkitės vieną iš 6 majonezinių padažų – baltąjį, rausvąjį, svogūnų laiškų, krienų, čili arba hamburger. Velykoms siūlyčiau, kad nereiktų moterim tarkuoti krienų, ruošti ten, maišyti. Daug kas labai taip pat maišo majonezą su krienais, daro prie rūkyto virto kumpio ar ten, pavyzdžiui, kitų mėsos patiekalų ar žuvies. Tai galima, pavyzdžiui, naudoti Daumantų majonezinį padažą krienų. Ten jau iš karto paruošta, nereiks nei tarkuoti, nei vargti virtuvėje, o iš karto jį galėsite panaudoti ant stalo. Majonezus tai reikia rinktis pagal skonį, nes tai yra tikrai įvairiausių skonių, įvairiausių riebumų ir naudoti
žino pačios geriau už mane, kaip tai yra visas ir mišrainės daro, ir visokius kiaušinių patiekalus, ir grybų, ir žvėrienos, ir žuvies. Tai yra, aš siūlyčiau rinktis majonezą, daleiskim, alyvuogę ar karališką, tai jis yra iš tikrųjų toks jau rimtesnis, riebesnis, jo gal reikia mažiau sunaudoti. Aišku, ir naujieną su čiobreliais, karališką majonezu, tai tikrai kai kam labai patinka. Jūs turit kažkokį ypatingą patiekalą Velykom, kuriam naudojat savo majonezą? Tokį ypatingą, ne, nes visą laiką, kiekvieną kartą gamindamas, visą laiką aš kuriu ir namuose tos patiekalus ir nelabai mėgstu padaryti tą patį patiekalą. Kitas dalykas mane prašo, oi, kaip skanu buvo tas ar anas, ten ar triušiena kokia, ar žuvis. O šitą aš jau darydamas praktiškai to pačio nepadarau, nes aš negaliu rankos niešti, ką nors kitaip daryti. Todėl, kad norisi pabandyti kitokių skonių, kitokių prieskoninių daržovių ar žolelių panaudoti tam. Ir ne tik tai lietuviškų, bet tai yra nuo Viduržemio jūros krantų ar Kaukazo. Tai yra įdomu tos skonius atrasti. Trumpą patarimą šeimininkėm. Patarimas geriausias, kad jos fantazuotų ir gautų iš to malonumą, kad nedarytų tai rutina, nes maisto gaminimas yra daugam rutina. Tai aš galvočiau, kad būtų labai smagus dalykas, toks patarimas, kad jos tai darytų su meile ir maistas bus skanesnis ir drąsiau naudotų įvairiausius prieskonius. Bendruomenės socialinis centras pasipuošė spalvingais ir įmantriais šį centrą lankančių žmonių darbeliais. Tradicinėje Velykų parodoje buvo eksponuojami ne tik didžiuliai tapybos ant šilko paveikslai, verbų ir margučių puokštės, įmantrus papuošalai ir dekoratyvinės dėžutės jiems susidėti, bet ir gausybė nėrinių bei mezginių, minkštų žaislų ir kitų gėrybių, kurias galėjo įsigyti čia užsukę kėdainiečiai. Bendruomenės socialinį centrą atradau prieš gerus metus. Tiesiog kaimynė paskatino nueiti, kada nuėjau ir nebeišėjau. Kadangi gaunam labai daug gerų paslaugų kokybiškų, pirmiausia, kirpyklą naudojamės, nepaprastai puikiai masažistė Daivutė dirba, o ir šiaip pats kolektyvas yra nepaprastai malonus. Jau direktorė niekaip neišeina vadinti kaip tik Rūtelė. O ką nors čia veikiate? Tiesiog atėjau aplankyti savo draugių, kadangi pati turiu neįgalumą ir visą laiką ruošiuosi nueiti kažką tai daryti, bet matomai dar nepribrendau. Dar jauna, dar nepribrendau. Bet pasižadu šitą tikrai nueiti. Tuo labiau, kad tokie puikūs darbeliai, kur tikrai, man atrodo, sugebėčiau ir aš padaryti. O šiandien pirkau savo nukėliui kojinytės labai gražias. Ir bus velykinė proga. Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinio vadovė Lijana Kaštalijanienė minėjo, kad bendruomenės centre noriai renkasi įvairių draugijų nariai, o bendra veikla suteikia jiems džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi. Norėčiau pasveikinti visus su artėjančiom šventėm, su artėjančiom Velykom, su atgimimu mūsų gamtos. Ir kaip matote, pas mus tikrai daug darbų, kuriuos neįgaliųjų rankos pagamino. Mes po savo stogu turim nevyriausybinės organizacijas, tai kurčiuosius, akluosius, paraplėgikus, pensinio amžiaus žmonės. Taip pat dirbam su sutrikusio intelekto žmonėmis. Tai visi darbeliai yra pagaminti jų. Vienaip ar kitaip kiekvienas žmogus atranda save, randa tokį darbą, kuris gali padaryti. Galbūt ne visi gali išbaigti iki galo, bet tam yra socialiniai darbuotojai, yra amatų specialistė. Jiem padeda ir tie darbai gimsta, kaip matot, išbaigti, gražus, kokybiški. Tai mes norime tiesiog ne tik tai pradžiuginti savo artimuosius ir savo, bet ir kitus žmonės, kad jie galėtų įsigyti kažkokį darbelį, pasidžiaugti juo, pagražinti savo, sakykime, velykinį stalą arba padovanoti kažkam tokį darbą, nes jie yra visi šilti, sudėta juose labai daug meilės, šilumos, dėmesio.
Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje jau daugiau nei 15 metų vyksta įspūdingos estafečių varžybos Velykinis šėlsmas, kurių tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenę šventes pasitikti sportiškai nusiteikus, įdomiomis estafetėmis stiprinant sveikatą. Mokyklos kūno kultūros mokytojas Rytis Karnatka minėjo, kad vaikams pasivaržyti organizuojama daug įdomių renginių. Tai tradicinis mūsų yra renginys mokyklos, kiekvienais metais mes jį organizuojame prieš Velykas, kad vaikai būtų sportiškai nusiteikę, pasitikti Velykas, pasitikti atostogas. Ir ką, ir paprasčiausiai tokias šventinės, nuotaikingas estafetės, kaip didelio kamulio ridenimas, kiaušinių rinkimas, greičio viena iš estafečių. Šiaip tai pradedam renginius nuo rudens, tai yra rudens sporto šventė, darome laukėje, jungiame daugiau sporto šakų, darome ir estafetės, darome ir futbolą ir kvadratą. Po to turime žiemos sporto šventę prieš Kalėdas, krepšinio turnyras buvo, darome ir baseinę, laukimo. Dabar bus Velykinis šėlsmas ir po to pagrindinė jau mūsų šventė, tai yra olimpinės žaidynės prieš mokslo galą. Direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė džiaugiasi, kad šiemet į tradicinį olimpinį šėlsmą įsijungia ne tik jaunesni, bet ir vyresni moksleiviai. Mes manome, kad šitas šėlsmas organizuojamas jau daugiau negu 15 metų. Pradžia buvo tokia, kad kviesdavomės kitas mokyklas, savo socialinius partnerius. Dabar, kaip tapome sveikatinimo ir sporto mokykla, mes didelės viltis dedame į olimpinio ugdymo propagavimą. Todėl mes šį Velykinį šėlsmą skiriame jau savo mokyklos mokiniams. Ir šiandieną varžysis įvairių klasių kategorijų mokiniai. O darome Velykinį šėlsmą todėl, kad artėja Velykos. Mes norime kartu integruoti etnokultūrą ir sveikatinimą, kad mokiniai pajustų švenčių laukimą, kad mokiniai bendrautų, kad mokiniai bendradarbiautų, kad mokiniams būtų geros ir teigiamos emocijos. Kovo 29-osios Kėdainių mugės anonsas. Artėjančios Velykos atneša pačius gražiausius jausmus. Pavasariškos šventės proga sulauksite sveikinimų, tradicijų priminimo ir net gardžių receptų. Kėdainiuose apsilankęs sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis įsitikinęs, kad šioje srityje būtinos reformos, taisysiančios pirmtakų klaidas. Išvardintosios ir daug kitų temų, kaip visada margame laikraščio Kėdainių mugė, kovo 29-osios numeryje. Sužinosite, kaip Pelėdnagiuose baigėsi judraus vaiko žaidynės, kaip krašto tenisininkai palydėjo žiemą ir kokiomis nuotaikomis gyvena daržininkai. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Šventinėme šeštadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite rašinį "Ministras lankėsi gydymo įstaigose". 1,5 valandos trukusio vizito metu Kėdainių ligoninėje svečiai susitiko su rajono ir Kėdainių ligoninės bei Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro vadovais. Publikacija prieš šventas Velykas šeimos sulaukė fondo Viltis Vikonda dovanų, pasakoja, kad 100 didelių ir mažų maisto paketų prieš šventas Velykas pasiekė vargstančias daugiavaikes ar neįgalius vaikus auginančias rajono šeimas bei globos įstaigose gyvenančius senelius. Šeštadienio numeryje taip pat rasite aktualijas apie šalies žemdirbiams siūlomas naujoves, aktyvią rajono neįgaliųjų draugijos veiklą. Čia spausdinama ir skaitytojų pamėgta rubrika "Karštoji linija", kurioje sprendžiamos kėdainiečių problemos. Laikraščio priede šeštadienio popietei šįkart publikuojamas rašinys "Kėdainių komturyje atgimė kilniems darbams". Prieš šventinėme šeštadienio Kėdainių garse skaitykite paskutinės Kėdainių rajono naujienas. Perskaitę sužinosite, ką iš rajono gydymo įstaigų vadovų išgirdo Kėdainiuose apsilankęs sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis. Kokios aktualios problemos jam buvo išsakytos. Taip pat perskaitysite, kokia velykinė procesija žygiavo Kėdainių miesto gatvėmis, su šventintų kryžiumi nešamų mero rankose priešakyje.
Taip pat perskaitysite ir sužinosite, ar tikrai ketvirtadienį vykusioje Respublikinėje sveikatos konferencijoje ministras Vytenis Andriukaitis uždainavo. Taip pat laikraštyje susipažinsite su darbščia akademiške, savo laisvalaikį skiriančia originaliam kiaušinių dekorui degintų vašku. Šeštadieninėje Astos virtuvėje išskirtinės šeimininkės. Savo patiekalais dalinasi Kėdainių miesto kavinių, barų ir restoranų savininkės. Linksmų šventų Velykų su Kėdainių garsu. Pristatome ilgai lauktą, naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, Vaikystė žemė ir žinoma su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.